Šiandien yra ypatinga diena, nes šiandien skinsim pirmą arbūzą. Bet prieš tai pradėkime viską nuo pradžių. Ar žinojot, kodėl avižos yra pats sveikiausias pusrytis, kokį galima pasiruošti? Jose yra labai daug skaidulinių medžiagų, kurios užtikrina, kad mes jaustumėmės labai ilgai sotus ir neapsivalgytume. Pavalgiau, einam žvejot. Arbūzas, kurį šiandien skinsim, yra Lemon Drop. Tokia retesnė veislė, pirkau sėklas Kroatijoje. Ir išorė, ir vidus bus geltonas. Ir aš jau žinau, kad jis yra sunokęs. Tai irgi parodysiu, kaip atpažinti, ar arbūzas saldus ir pasiruošęs būti suvalgytas. Lemon Drop veislės arbūzai yra labai skanūs. Jie labai saldūs, labai mažai sėklyčių ir jie yra mažiukai. Bet visada, kuo mažesnis arbūzas, tuo jis dažniausiai būna saldesnis, nes viskas taip koncentruota. Nieko nepagavau, pradėjo lyti. Šiandien ilsinam kojas ir dirbam prie rankų, nes iš tikrųjų tai labai yra svarbu treniruoti raumenis ir aišku mes norim numesti svorio, bet mes nenorim prarasti raumenų. Ir pavyzdžiui, darant kardio treniruotės, bėgiojant intensyviai, dega ne tik riebalai, bet raumenys. Todėl labai svarbu yra panaudoti svorius, kad raumuo išliktų, o riebalas dingtų. Nes yra žmonių, kurie yra liesi, bet jie turi riebalų procentaliai daugiau, netgi už stambesnį žmogų, kuris stambesnis raumenim. Tai kaip visat, svarbiausia dalis yra apšilimas, tai parodysiu, kokius aš pratimus darau, kad šiek tiek pramankštint rankas. Pirmas, man labai patinka pratimas, labai jaučiasi nugaroj, kaip gražiai taip raumenukai išsitempia. Dar labai man patinka riešam toks dalykas. Va štai va, padarai. Štai taip. Šie pratimai gal kažkokių tikslių pavadinimų ir neturi, tačiau jūs galite juos pasižiūrėti ir pabandyti padaryti. Bet kas yra svarbiausia ir norėčiau akcentuoti, tai kad turi būti tiesi nugara ir švelniai sulenkti kelieniai. Nes net jeigu mes dirbam su rankom, vis tiek yra labai svarbu naudoti nugaros raumenis ir preso raumenis. Lygiai kaip svarbi yra pratimo pradžia, tokia pat svarbi yra ir pabaiga. Nereikia numesti svorių, reikia iš lėto grįžti atgal ir tada dar labiau įsijungia visi raumenys. Jie dirba ir paskui auga. Šitas pratimas yra labai geras, norintiems sudeginti va šitas va nesąmonės, kad jos neliulėtų, o būtų tvirtos ir čia būtų raumuo, o ne riebaliukai. Galima pasimti 2 hantelius arba 1, priklausomai koks svoris. Ir viskas, ką reikia daryti, tai va štai va. Iš tikrųjų, tai pats svarbiausias dalykas, tai daryti šitos pratimus kasdien arba bent jau kas antrą dieną. Vieną kartą padarius tikrai niekas nedings, joks gramas nenukris. Viskas yra labai paprasta. Jeigu būtų lengva, tai visi būtų liekni, kūdi ir sveiki. Kai kurie paprasti dalykai nėra lengvi. Rankos gerai padirbo, o dabar kinsim arbūzą. Tai ką mes žiūrėsim? Tai svarbiausia dalykai yra ta vieta, ant kurios gulėjo arbūzas. Tai jeigu arbūzas žalias, tai ta vieta, kur jis gulėjo, turi būti geltona. Ir kuo ryškiau geltona, tuo labiau reiškia jis sunokęs. Bet su geltonu arbūzu to neužtenka, nes jis ir taip visas geltonas. Atrodo nuostabiai. Ir matom, kad sunokęs pagal šitą dalykėlį. O su melionais pats svarbiausias dalykas tai yra, kai jie paskleidžia kvapą, tada reiškia jau jis sunoko. Ir šiaip gan lengvai nusiskina. Šitos veislės ypatybė yra labai gražūs lapeliai. Kai kurie galvoja, kad čia serga arbūzas, bet čia tiesiog veislės ypatybė. O kaip žinot, ar tikrai arbūzas sunokęs, tai prapjovus turi būti juodos sėklytės. Jeigu jos baltos, tai reiškia dar truputį pritrūko. Galiausiai paragavimui pasimsim 1 melioną. Va, kaip lengvai nusiskynė. Jūs neįsivaizduojat, kaip kvepia melionas, kaip jis tinka su kumpiu. Nu ką, žiūrim, ką turim. Oho, koks kietas arbūzas eina sau, bet va, įtrūko
Wow. Wow. Sėklytės parodo, kad jau sunokęs. Daug vandens, nes nemažai lijo. Nu ką, bandysiu paragauti. Wow. Bet kiek daug sėklų šitas išskyrė, nustebino. Čia vienareikšmiškai yra mano pati mėgstamiausia veislė, kokią aš auginu. Lemon Drop. Atrodo kaip citrina, iš tikrųjų verčiasi citrinos lašelis. Tai taip ir atrodo, toks ir skonis nuostabus. O dabar pabandysim pažiūrėti, kas gavosi iš meliono. O gal kaip tik dar nedanoko? Kaip per sviestą. Wow, iš Prancūzijos. Kaip gražiai atrodo. Eina savo. Šitus išskaptuojam dalykus. Šiukšlinę. Arbūzas tai suskilo, o šitas tai kaip per sviestą. Tobulai sunokęs, nepernokęs, dar neprarūgęs, kaip kartais būna. Meliono sėklytės pasiliksim kitiem metam, nes aplinkui visiškai neaugo kitų melionų, tai neturėtų susikryžminti. Nu ir dienelė, visą likusią dieną dabar lyja. Valgau čia kumpį serano su kiaušiniu ir rukola. Tai eisiu montuoti šito video ir susimatysim rytoj. Tikriausiai bėgsim, tikiuosi bus geras oras, tai iki rytojaus.